Sveiki, gerbėmieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Šiandien iš mūsų laivybos garažiuko mes norėjom paliesti nepelnytai užmirštą temą, tai yra plastikiniai kateriai ir valtys. Nors be abejo dabar paskutinių metų, aš netgi sakyčiau, dešimtmečio mada ir pagrindinė kryptis yra aliuminis. Tiek nuostabus Finval, galingi eržilai, puikiai sumontuoti, suvirinti, tiek grakštus, lengvi, asketiški švedų Linder kateriai. Tačiau klasika suomių terhi yra veltui pamiršta. Iš tikrųjų vis daugiau žmonių prie savo sodybų prašo ir nori paprastos valtys. Paprastos, patikimos, amžinos, kurios nereikėtų prižiūrėti, nereikėtų perdažinėti, nereikėtų smaluoti, kaip senoviniais būdais darydavo kadaise. Tačiau yra terhi. Tai yra labai paplitęs visame pasaulyje suomių gamintojas, kurio esmė yra medžiaga, iš ko padarytas pats jos korpusas. Tai yra ABS plastikas. ABS plastikas yra uždaras, labai tvirtas, kaip Lego kaladėlės arba mašinų bamperiai, ir jo nebereikia perdažinėti, prižiūrėti kažkaip, tai jūs visada jį rasite labai panašų ir galėsite tiesiog juo naudotis. Malonu, kad gamintojas žiūri dėmesingai ir kiekvienas netgi transas yra apkantuotas aliuminio indeklu, kad tarnautų labai tvirtai ir ilgai. Šitoj vietoj vis tiek apkrovos būna didesnės. Ir štai čia mes galime pamatyti visą jų gamą. Štai yra paprasčiausia 3 metrų 10 centimetrų irklinė valtelė, nors puikiausiai galima pasikabinti kokių 5 arklio jėgų varikliuką. Į komplektą įeina irklai, įeina semtuvėlis, ant dugno yra išklijuotos nepraslystančios juostos. Tikrai viskas padaryta labai patogiai ir labai kokybiškai. Viduje šitų senelių išorės ir vidaus ABS plastiko jie turi uždarų porų putas, ilgaamžės, ne tas subyrančias. Ir jūs turbūt patys matėte daugybę video, kaip eksperimentuoja žmonės, mėgsta demonstruoti, kaip perpjauna su galingu benzininiu pjūkliu valtį ir plaukia su viena pusė, o draugas su kita pusė ir puikiausiai laikosi, taip įrodydamos, ant kiek jos yra tvirtos ir patikimos. Pas visus terhi gaminius yra labai mielas man inžinierinis dalykas, tai vat šita skylė dugne. Ar žinot, kam jinai yra reikalinga? Iš tikrųjų, kai palieki ilgesniam laikui valtį vandenyje, ją prilyja ir ateini, randi gan nemažai vandens. Jį turi išsemti ir dar valyti, tokios dėmės lieka. O kai yra šita skylė, ją atsuki, palieki su ją ir tada nuo valties plūdrumo, kiek belytų, visą laiką jinai būna sausa. Atėjęs, tu turi ją užkibšti ir jau su sausa plaukti. Taipogi, jeigu užpiltų banga ar liūtis, plaukdamas glisavimo režimu, tu atsuki ją, vakuumas ištraukia vandenį atgal į išorę, užkemši atgal ir tada jau gali nuleisti gazą, kad grįžtum į vandens išstumiamą režimą ir valtis
taip ištuština nuo vandens. Esu aš keletą kartų Kuršių mariose papuolęs į gerą bangų mūšą, kai tikrai tikšdavo vandens gan daug ir jau neramu būdavo. Tačiau duodi gazą, atkimši skylę ir susidaro tokia trauka, ištraukia iš tikrųjų jį gan greitai. Pasižiūrėkite, netgi jų formoje, čia mes dabar stovime prie 4 metrų klasikinės, labai mėgstamos valties, yra išlieta labai daug mielų dalykų. Štai yra nišos viskam susidėti su vandens nutekėjimais. Suolas patogiai atsidaro. Štai yra pritvirtinimo gumos tiek bakui, ar aeratoriui, ar akumuliatoriui įvairiausiems daiktams. Visur yra saugumo rankenos, šonuose nišos taip pat išnaudotos kaip lentynėlis su senutėmis. Priekinėje daly irgi yra jauki daiktadėžė, semtuvėlis, irklų sukabintuvai, instrukcija, viskur apeinama, minkštai ant gumyčių stovi. Tikrai labai kokybiška, labai mėgstama štai padaryta. Rankai laikyti nišą. Jos yra kokybiškos, labai gerai plaukiančios. Tarp kitko galima pastatyti konsolytę, centrinę arba šoninę. Galima ją atskirai dasipirkti. Ir naudoja žmonės kaip kateriukus, netgi šią 4 metrų valtį. Klasikinės irklavimo valtys yra įvairiausių modeliai. 3 metrai 90, 4 metrai 40 ilgio. Tačiau jų forma yra šiek tiek tokia klasikinė, skandinaviška, jos nėra skirtos glisavimui, dideliu greičiu plaukimui. Jas reikia naudoti su nedideliais varikliais, velkiauti, jos yra stabilios, patogios, plačios, nuostabios ir labai stilingos valtys. O čia jau įdomiau. Kateriukai. Iš tikrųjų, mėgstu aš šiuos Terhi katerius. Terhi 450 su konsole. Tai yra iš tikrųjų epinis kateriukas. Iš jo patogu ir žvejoti, ir gera pramogauti. Ir kai pirmą kartą pradėjom gilintis į jų aksesuarus, tai net plaukai ant galvos pasišiaušė. Va tokia knyga. Apie 1000 aksesuarų turi ir prigalvoja suomiai prie savo mylimų kateriukų. Yra daugybė įvairiausių tentų. Tiek tentas saugojimui, tiek uždegiantis tik priekinę dalį su palapinės ir gyvenimo galimybė. Tiek tentas, kuris pasidaro ant rėmo galiniai daly, kur tu vairuoji kokpite, o į priekį gali išeiti, čia meškerės pastatytos, velkiauji, yra durys ir toks būdas. Tai iš tikrųjų yra daugybė tentų, daugybė įvairiausių reilingų, tiek pasistatančių ant šono, atskiros dalis tokios nedidelės, priekyje su tokiu kaip ryklio pelekas iškilimu, tiem, kas mėgsta išlipinėti dažnai į krantą, kad būtų patogiau pasilaikyti. Įvairios arkos metalinės, ant kurių galima sumontuoti tiek šviesas, tiek garso kolonėlės, meškerių laikiklius ir įvairiausią kitą žvejybinę ir pramoginę atributiką ir priedus. Po šitą sėdimąją vietą yra tikrai didelė erdvė. Čia matome mes vairo trosą, akumuliatoriaus daiktadėžę, kuro bako vietą ir dar lieka vietos susidėti dėžutės, rūbus ir įvairiausią kitą savo mantą. Va, į komplektą įeina šios iš tikrųjų gan nebrangaus katerio komplektacija, įeina konsolė, vairas, vairo mechanizmas, rėmas,
stiklas, priekyje daug daiktadėžių, lentynėlių apeinamų. Ant jų dedasi minkštosios dalys ir čia pasidaro nuostabus gulėjimo denis. Tiek užsidengia vidurinė dalis, susideda minkštasoliais ir jau bus laimingi ne tik jūs, bet ir jūsų mielosios žmonelės galės čia gulėti, skaityti knygą ir mėgautis savaitgalio vandens kelionėmis. Šalia mes matome klasikinį, ankstesnį 460 iš tikrųjų katerį, kurio svorio centras yra žemiau, grindys nėra grindų, tai yra dugnas ir yra grindys, o čia yra dugnas ant viršaus dar išklotos grindys. Irgi susistato reilingai, bet jo forma taip pat yra ta senovinė ir jis nėra taip gerai plaukiantis kaip naujasis 450 konsolinis variantas, bet ji yra truputį erdvesnė, truputį išpūsta, didesnė ir Kuršių mariose aš pats plaukiau būtent su šituo variantu, iš tikrųjų man patiko. Daug žmonių tilpdavo, mes nuplaukdavom į Ventės ragą ir grįždavom atgal į Nidą. Tikrai tinkantis tam kraštui kateris ir tikrai patogiai, gerai, tvirtai padarytas. Taipogi yra Terhio gamyboje 480 modelis, tai jau yra rimtesnis kateris, kuris skirtas jau ir vandens pramogom, su stiklais, su įvairio konfiguracija, tiek labiau žvejybai, tiek pasiplaukiojimui. Tačiau jisai nėra iš tikrųjų kol kas dar labai populiarus tarp mūsų klientų, nes jo viduje vietos yra truputį mažiau, jeigu konsolė netitraukta atgal, ir tada jau didesnę prasmę turi kiti pramoginiai kateriai, tačiau manau ir jam ateis laikas ir mes surasime būtent kokiu aspektu, kokioj vietoje jisai geriausiai tarnauja. Tiek su jumis šiandien apie šį nuostabų suomių gamintoją Terhį. Apsilankykite pas mus laivų garaže, laivų pasaulyje, pasivaikščiosim, pasišnekėsim ir galbūt surasim jūsų svajonių laivelį. Taigi, tiek šiandien su jumis apie laivybą ir kaip visada sakau jums smagaus plaukiojimo. Iki! Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.